Labas vakaras visiems, kas susirinko, kas stebi mus. Čia iš tikrųjų mūsų jau antras toksai pokalbis, reikia ratas. Esmė šito pokalbio pasikalbėti su žmonėmis, tokie kaip aš, kaip jūs, visi, kurie klausotės, ir suprasti, kaip mes kiekvienas priimam tą reikia praktiką, e, reikia filosofiją, kaip mes su ją gyvenam, kaip mes ją pritaikom, nes manau, iš to kiekvienas galim pasimti kažkokių triksų, kažkokių įdomybių, kažkokių išvalgų ir savo. Nes viena yra girdėti iš mokytojo lūpų, o kita girdėti iš draugo galbūt ar žmogaus tokio tam pačiam lygmenyje. Tai šiandien aš labai nekantrauju pristatyti Aistę Audickaitę. Aiste, tu esi žmogus, kuri turi tiek daug laurų, ar kaip tave būtų galima įvardinti, tai tiesiog aš pagalvojau, kad geriausia tu pati prisistatyk, negu kad aš bandysiu tave pristatyti čia. Tai sveiki, aš esu Aistė. Šiaip nežinau, kažkaip visada, jeigu klausia, kaip prisistatyti, kažkodėl visi gal apie profesijas nori kalbėti, bet aš gal tuos kelis metus, vat, kai esu sureikę kitaip, tiesiog pradėjau viską matyti, tai man nesinori sakyti, kad aš ten esu gal, sakykime, gydytoja, bet, nu taip, kažkiek to tapatinimuose yra, bet aš gal labiau norėčiau sakyti, kad esu tiesiog dabar šiame etape žmogus norintis padėti kitiem ir ieškantis tam tikrų atsakymų ir tiesiog suprantu, kad kuo toliau, tuo daugiau tų klausimų iškyla. Atsakymus, aišku, atrandu, bet klausimų irgi daugėja. Iš tikrųjų, pakabinai labai įdomų aspektą, kad kai mes prisistatom, kažkodėl dažniausiai norim sakyti, ar tikimės pasakyti, vad ką mes veikiam profesinėme gyvenime, Mhm. bet juk mes esam daug daugiau nei mūsų profesija. Tai čia labai įdomus šitas aspektas man. Na, aš manau, kad nes aš bent jau matau medikų bendruomeniai, pas mus visiems atrodo, kad gydytojas yra, nu tiesiog yra tavo kaip ir, nežinau, etiketė, sakykime, nieks nebegalvoja, kad gal tu turi kažkokius pomėgius ar kažkokį kitą gyvenimą, tiesiog, kad tu visą laiką kaip ir turi dirbti, bet, nu tiesiog, kai stebi vyresnius kolegas ir kai jie, tarkim, jau nebedirba to darbo, nu man tiesiog šiek tiek gal liūdna, nes, nu, tiesiog nebėra kaip kitaip prisistatyti. Tai aš kažkaip visada galvoju, gal noris tokio įdomesnio požiūrio, nebūti tiesiog tik tai savo profesijos atstovu. Tai jeigu ne tik medikė, kas tuomet yra Aistė? Tai Aistė yra, aš šiaip esu pasaulio, sakyčiau, visada sakau, kad pasaulio tokia gyventoja, nes per keliones, per žmonės, per kultūras atrandu tiek kitus, tiek save. Tai gal aš taip plačiau norėčiau neapsiriboti ties kažkokiu vienu apibrėžimu. Labai įdomu, tai apie tai, ką tu atrandi, aš tikiuosi dar spėsim ir prisiminsiu dar tavęs paklausti. O dabar papasakok, labai norėčiau išgirsti apie tavo hobius ir turbūt reikia ir būtų gal vienas iš hobių, ar hobi čia tinkamas žodis, bet papasakok nuo pat pradžių, kaip reikia atėjo į tavo gyvenimą, kodėl mes apskritai turbūt čia sėdėm. Tai istorija labai įdomi yra, nes, nu net nežinau ar įdomi, bet ir man pačiai gal netikėta, nes buvo taip, kad aš reikia su gal 3 jau metai, tai prieš 3 metus aš tiesiog irgi būdavo, ieškodavau tų visokiausių atsakymų, tengi man labai aktualus buvo gyvenimo prasmės, kur dabar suprantu, gal čia paprašiau reikia į tai žiūrėti. Ir tiesiog ėjau pas skirtingus specialistus, ten, sakykime, aiškintis ten nuo delnų visokių linijų ir panašiai. Ir man viena tokia mergina pasakė, kad tau tik tu reikia. Nu, tai ir tiesiog baigėsi šitas pokalbis ir man taip tas įstrigo, kad aš pradėjau ieškoti, kas tai reikia. Ir pamačiau, nors žinau, kad yra daugiau mokyklų, bet aš iš karto pataikiau šitą ir mane sudomino, kad daromos diagnostikos, o man visada įdomu panalizuoti dalykus, tai aš taip ir toj mokykloje atsidūriau. Tai iš esmės taip, dabar reikia yra mano gyvenimo dalis ir
Nors stengiuosi visą laiką, sakykime, kiek įmanoma išlaikyti tą širdies lygmenį, bet aišku, būna visokių situacijų, tik tai save paskui pagauni, bandai grįžti. Tai tie hobiai, nu, čia, sakykime, reikia yra vienas iš tų, čia gal net ne hobis, čia gyvenimo būdas jau pasidaro, nes tiesiog tau toksai kasdienis visas jau procesas, nes matai, kaip keičiasi gyvenimas, o iš hobio aš daug turiu, kelionės, sportas, nauji dalykai, kažką naujo pabandyti, išbandyti. Tai čia, sakykime, labai platus yra visas diapazonas. Man atrodo, man labai pažįstama šitą istoriją tavo, kaip tu kažkas tau pasakė, vat, tau turbūt reikėtų pabandyti reikia, ar tiesiog išgirdai reikia ir kažkur kažkas suvirpėjo, ar kažkur prisiminė ir, įdomu, kodėl. Tai dažnai šitą irgi aš esu girdėjus, man atrodo, ir pati, kai dalyvau savo reikia pirmos pakopos kursuose, Monika dažnai mėgsta paklausti, tai kaip išgirdot, ar kitur gal irgi kažkaip girdėjau ir daugam toks žodis gal ateina kažkur, kažkur pamato reikia ir jisai pakviečia Mhm, tikrai. ir pradedi toliau domėtis, Mhm. kas tai yra. Man labai įdomu, kai tu sakei, vat aš pradėjau ir gal iš rankų kažkas domėtis skaitimais, ar tai visi tokie medikas dažniausiai galvotum, kad yra tas žmogus, kuris yra labai analitiškas, tiki tik tai mokslu, o kaip tau pačiai, ar kaip tu jautiesi šitame pasaulyje, kuris yra apie dvasingumą ir kaip vat susilieja medicina. Tai šiaip iš esmės yra pakankamai sudėtinga, kai pradedi praktikuoti dėl to, kad supranti, kad viską, ką mus mokė, iš tikrųjų nėra tiesa, nu, ta prasme, 100% ir kad vien remtis, nu, ta prasme, mokslu reikia remtis, bet ką aš dabar matau, nu, nes jau pakankamai vis tiek tos patirties yra, kad mūsų tradicinė medicina gydo simptomą, priežasties praktiškai niekas negydo ir tada, kai tu pats tame gilinės ir matai, kaip gali nu, žmogus veikti, nu, pavyzdžiui, vienas veiksta, kitas nesveiksta ir tu galvoji, tai kodėl čia taip yra ir tų praktikoje momentų tikrai labai daug tokių, tai taip ir gaunasi, kad pradedi galvoti, kad nu, ne viskas yra tiesa, ką mus mokė ir kad iš tikrųjų reikėtų kombinuoti ir tą tradicinę ir netradicinę mediciną. Tik aišku, būnant toj tradiciniai medicinoje, yra pakankamai sunku apie tai kalbėti. Ta prasme, Mhm. tikrai aš nu, negaliu imti žmonėm, nors aš ir matau, kad kokia, sakykime, gal ta priežastis būtų, na, aš dar nesijaučiu gal tvirtai pasakyti, kad ten jums reiktų ten vieno ar kito, bet jau kai pacientus ilgiau pažįstam, tai tikrai apie tai pakalbam, nes dabar reikia praktikuoti tikrai ne vienas ir mano pacientas. Bet aišku, gal tikrai yra tam tikras sąmoningumo lygis, nes kiti, nu, tiesiog jauti, kad ateina, vis dar galvoja, kad jų sveikata yra gydytojo rankose, kas šiaip iš esmės yra neteisingas momentas. Mes gal tokie kaip gydytojai esam patarėjai, aš galiu patarti, ką daryti, bet iš esmės nu, pagrindinis tas darbas yra kiekvieno žmogaus. Mhm. O gal prisimeni, ar gali pasidalinti kažkokį specifiniam situacijom, kur tu esi mačiusi iš savo pacientų būklės ar situacijos, kaip atėjo ir gal buvo, na tikrai supratai ir jie turėjo giliau surasti tą priežastį, kodėl iškyla. Tai čia praktiškai aš taip manyčiau, kad šitus dalykus, ką mes mokomės mokykloje, čia visiems turėtų dėstyti nuo mokyklos, gal nuo darželio, aš nežinau, nes čia yra esminiai dalykai. Ir tiesiog žmonės, kai gyvena tam tikroj, nusakykime, mato, kaip šeima elgesi, tai jiem dažniausiai ir kartojasi tam tikros lygos. Tai tas yra visiškai akivaizdu. Tai aišku, žmonės galvoja, kad čia yra genetiniai dalykai, bet dabar jau mokslas ir pagrindžia, kad nuo genetikos priklauso ten tik iki 20%, kur anksčiau sakydavo, kad 80% yra genetika ir nieko mes čia negalim pakeisti, tai iš esmės tikrai daug ką galim pakeisti, o tų atvejų klinikiniai praktikoje šiaip labai daug yra. Yra žmonių, kur
nusakykim, buvo va viena tokia pacientė, čia gal net taip ir prieš metus gal, jai krūty diagnozavo tokį naviką, nes jinai, žodžiu, jai gydytojai liepė, nes jinai laukėsi tuo metu, jai liepė nutraukti nėštumą, bet nu, jinai tuo metu nesutiko, jai diagnozavo tą naviką, tai liepė jai ten, žodžiu, chemoterapijas visas taikyti ir panašiai, nors tuo metu atrodė, kad jau viskas kaip ten ir geriau, bet aišku, remintis mediciniam tom gairiam, tai viską reikėtų, tai, aišku, ten radikaliai operuoti, tai jinai nesutiko su tą nuomonę ir mes kažkaip visoje pasikalbėdom, nes ateidavo jinai dėl kitų sričių, tai kažkaip buvo tas toksai palaikymas ir dabar yra gal 2 metai praėję ir jinai visiškai sveika yra, bet jinai iš esmės žmogus pakeitė visiškai gyvenimą, jinai išėjo iš darbo, kuris kelia labai daug streso, jinai dabar persikraustė į Palangą, man atrodo, va čia rašė, nes jinai gyventi, tai čia žmogus padarė visišką vidinį pokytį. Tai čia, nu, tokių atvejų yra tikrai nemažai. Yra žmonės, kur pasveiksta turėdami ten 4 stadijos vėžius, tai tokių atvejų aš esu ne vieną mačiusi. Bet yra, kas numiršta ir nuo ten paprastų dalykų. Tai va tas, kai tu prie to prisilieti ir, nu, tau abejonių tiesiog nebekyla, kad, nu, čia yra kažkas daugiau tiesiog. Ta prasme, medicina daug ko nepapasako ir Monika pati, vat, daug yra kalbėjus apie tai, kad jeigu kažkas nutinka tokio, kaip žmogus pasveiksta, medicina traktuoja kaip stebuklą, bet čia iš esmės, nu, čia gali kiekvienam tas stebuklas įvykti. Labai gerai pasakėjai, gali kiekvienam stebuklas įvykti, tai tą turim turbūt prisiminti, tai yra, kai, ko mums reikia dažniausiai, tai yra tikėjimo, tos vilties, ko norim. Bet tas yra sunku, nes bent jau aš kiek matau, nu ir kolegos mano, ta prasme, visi labai taip sausai gal žiūri tą informaciją ir žmogui dažniausiai, nu, reikia to palaikymo, nu, tos vilties, nu, kad ir ten blogai kažkas, nu, bet bent jau kažkokį žiburėlį suteikti, nes, nu, žmogus tada pradeda sveikti. Aišku, yra tiem tokių variantų, kur kaip tik, jeigu pasakai, kad tau bus blogai ir žmogus, vat, sako, ne, man čia bus gerai, bet tokių, nu, nėra daug. Dauguma, va, ta diagnozė, kur tau ten liko 3 mėnesiai ir viskas, nu, ir ta prasme, ir žmonės, nu, pasiduoda. Nes ir mano artimoji, va, aplinkoje, nu, aš dabar tėčiau neturiu, bet mano tėtis irgi buvo susirgęs 4 stadijos, ten buvo vėžys, tai pagal visą teoriją, tai jam buvo likę ten 2 ar 3 mėnesiai, bet mes jam ten nesakėm, aš visur eidavau pas gydytojus, taip žiūrėdavau, kad jie taip, nu, nekalbėtų ten tų visų prognozių, tai jisai pragyveno apie 4 metus ir nieks nesuprato, kaip čia tai buvo. Bet jo, tiesiog gal reikėjo to pokyčio, bet jo, mano tėtis norėjo ten labai dirbti, jam tas darbas labai teikė tokio, bet ten buvo per daug tiesiog streso, bet pats faktas, kad tikrai, nu, čia yra įmanomi tokie dalykai. O grįžkim truputėlį dar prie to, kaip tu pradėjai praktikuoti reiki. Tai kaip sekė tavo kelionė? Tu turi šiandien 2 ir netgi Aš 3 jau turiu 3 pakopas. pakopas. Tai papasakok truputėlį, ar tai buvo toksai, wow, įkritau ir iš karto, kaip būna kitiem, ar čia buvo pasibandžiau, nežinau, vėl grįžau ir... Man tiesiog patinka labai nauji dalykai. Tai aš jeigu kažką pradedu ir matau, kad, nu, veikia, tai reikia kažką toliau daryti. Ir galbūt man tiesiog atsakė nemažai tų klausimų, kurių, va, aš ieškojau čia kokia gyvenimo prasmė. Ir tiesiog Monika čia sakydavo, gyvenimo prasmė yra tiesiog gyventi. Nu, ir tikrai dabar, kai galvoju, nu, tai tikriausiai tas ir yra. O aš tokių norėdavau gal labai didelių kažkokių dalykų. Tai, nu, pradžiai buvo tikrai, nu, sunku, nes, nu, protas sako, kad ypatingai, kai tu ateini iš medicinos, kuris yra pakankamai nusausas mokslas ir viską reikėdavo ten ar mintinai išmokti, ar, nu, ten kažkokios yra gairės gydymo ir tu turi jomis vadovautis,
Tai nubūdavo momentų, kai medituoji ir galvoji, kokia čia nesąmonė ir kam čia iš viso reikia, bet aš tiesiog tokia esu, kad, nu, jeigu pradedu, nu, pabaigsiu ten ar tą vieną ar kitą etapą, bet paskui tiesiog, kai pradedi matytis, kaip aplinka pradeda keistis, tu pats pradedi keistis, tai, nu, gal tau taip nu, nebėra taip sunku, sakykime, ten tos discipliną tokią turėti, bet, nu, čia valios pastangų tai daug reikėjo. O trečia pakopa, tai, nu, jinai tokia įdomi, nes tu gal čia, kadangi jau yra mentalinės tas visas energijos, tai tu gal kartais net nebesupranti iki galo, nes aš niekada nebūdavau žmogus ant emocijos einantis, aš tokia labiau, sakykime, gal ant tokio mąstymo, tai man tu su antra pakopa buvo pakankamai gal netaip ir sudėtinga. Bet dabar, nu, kažkaip atrodo, kad gal viskas ir, nu, neblogai. Šiaip gyvenimas tikrai yra, nu, sakykime, pagerėjęs. Ta prasme, kad tu analizuoji dalykus ir jeigu kažkas atsitinka, tai tu ieškai kažkokio sprendimo ne išoriai, bet, nu, galvoji, kodėl aš taip jaučiuosi. Čia apie mane tiesiog viskas yra, visos situacijos, tai man nesinoričiau nieko kaltinti ir, nu, būna, tarkim, žmonių ten ar kažkokie kartais, matai, klinikoje ten ar, nu, kažką pikčiau kitiem pasako, tai tu tiesiog supranti, kad, nu, žmonės turi, nu, neįspręstų klausimų, tai kažkaip užjauti tada labiau. Mhm. Tas turbūt toksai, kad tu kitaip priemi situacijas ir pagalvoji, kodėl gal šitas, na, aš pati kartais dažnai būna kažkokia situacija ar kažką išgirstu, tai tiesiog pagalvoju, kodėl man reikėjo šitai šiandien ar pamatyti, ar išgirsti, bet stengiuosi nepriimti, kad tai yra, nu, man ar apie mane, Mhm. ypač jeigu kažkas vyksta išorėje. O kas tau buvo gal ryškiausių keletą momentų, vat, nežinau, dabar tiesiog ar iškyla iš tavo praktikų ar sunkesnių, ar tokių, kur buvo, wow, tikrai čia kažkas vyksta. Nu, man šiaip buvo sunkių momentų, ta prasme, buvo tokių, kur atrodė, kad, nu, tu nebenori nei čia medituoti, nes, nu, kas čia dabar posėdi, medituoji, nieko neveikia ir ką tu čia to pasieksi. Tai dabar aš gal taip konkrečiai neįvardinsiu, nu, bet ta prasme pasikeitė ir aplinka visa, nu, gal ne kardinaliai, bet, nu, taip, žmonės kiti, nes kai tu kitaip pradedi mąstyti, tu gal nebeno. Tiesiog aš gal pradėjau savo energiją labiau saugoti, aš nebenoriu gal ten ir daug kalbėti, ten kažkaip, nu taip mano darbas, aš šiaip esu intravertė, bet darbė esu ekstravertė, nes, nu, tiesiog tenka daug kalbėti, bet aš jeigu galėčiau, tai iš vis nekalbėčiau, jeigu atvirai, bet tai čia mano yra gal iš tos energijos saugojimo būdų, bet nu taip, tos visos praktikos pagelbėja, bet gal tokių ryškių aš neatsimenu kažkokių, kad čia kažkas tokio būtų ten sugriuvę, bet nu panašu, kad sugriuvo ir prisikėlė. Mhm. Nes jau pakankamai seniai ir buvo, tai čia dabar vis naujų klausimų kažkokių iškyla. Bet, nu, būna, nusimeni ten kartais, jeigu kažką ten darai ir ten nesigauna ir atrodo, čia medituoja ir nieks nevyksta. Bet tada galvoji, nu, tarkim, su kokiom lygom, bet tada galvoji, tai kiek laiko užtruko, kol ta lyga atsirado. Tai, o tai tu nu, tai jeigu jinai atsirado ten per 2-3 metus, tai, nu, tu per mėnesį ten nepakeisi nieko. Tai ten sako, reikia iš 3 padalinti, kad būtų efektas kažkaip ten liktai, kiek atsimenu. Tai toks labai mūsų, žinai, mes dabar norim greitų rezultatų, greitai ir tai tikrai turim pagalvoti, kiek laiko tai užtruko, nes tu kalbėjai ir aš kažkaip prisiminiau, kai buvau stovykloje, čia seminare, vat reikia visos savaitės pervalkoj ir nepamenu, kuri diena buvo, bet jau atrodė gal ten, tarkim, po 3 dienų ir kažkaip vakare nuėjau mėgoti ir atrodo, vat jau žinau viskas, žinai, tas toks my life is figured out, matau kelią, žinau kaip eiti, kaip čia viskas dabar bus, kitą rytą atsibundu ir pameditavom gal ir atsisėdau, aš ant to kampo ten pervalko gražu, matai vandenį, bet aš sėdžiu ir verkiu ir nesuprantu, kad viskas, aš jau nieko nebežinau, kad viskas griūna, atrodo, nebepamenu, kad vakar liktai viskas buvo gerai ir suprantu, kad ir tą blogai darau, ir tą blogai darau, ir čia yra blogai, ir toksai buvo
bet ten paskui irgi supratom, kad tą dieną visiems buvo tokia pati emocija. Um, tai čia gal ir yra tas toksai, nu, dvasingumas ar saviugda, kad mes nerėm, kaip man atrodo, Monika sakė, mes nerėm gilyn, vis dar į didesnį tą dumblą, mėšlą, kad kažko pasimti ir... Bet aš galvoju, mes per daug gal save taip skriaudžiam, nes mes viską norim greito bulai, kad čia vat, man čia nesigauna, čia gal kažkas, bet gal reikia, nu, iš tikrųjų taip save, nu, išvelniau žiūrėti, Mhm. nes, nu, tikrai nieks iš karto nesigaus, o po truputį, aišku, kai po truputį keičiasi, tai tada, vat, praeina ten tie 3 metai, nu, ir atrodo, kad čia gal nieks ir nepasikeitė, nes čia, kaip sakoma, jeigu 1% per dieną pakeisi, tai taip, per metus ten ar 3 bus didžiulis pokytis, bet jo, aš matau, kad Lietuvoje, nu, aš apskritai, kai ypatingai moterų būna, pas mus irgi daug pacienčių, lietuvės yra labai, nu, dabarsime, vienos gal nuostabiausių moterų, nu, jos tiek visko yra padariusios, pasiekusios, nu, bet joms atrodo, kad negerai. Ir kažkaip bandai čia padrasinti tikrai jas, bet, nu, matai, kad čia gal tikrai mūsų toksai vidinis kažkoks Mhm. nepasitikėjimas. Ir gal daugiau reikėtų pagalvoti, man atrodo, čia aš gavau patarimą aną savaitę, kad, va, Dovilė, bet o kaip buvo prieš metus, kaip tu tada jautėjai, ar kaip tu žiūrėjai ten į vieną ar kitą žmogų. Ir tada tikrai pagalvojau, nu, palyginus tikrai pasikeitė, nors va taip atrodo iš tos pusės, kaip ir tu Mhm. minėjai, kad gal nevyksta čia taip greitai, nieko čia nepavyksta man ten apsikarpyti kažkokiu gal argyju ar kažko, bet supranti, kad nu tai trunka ilgiau ir reikia duoti savo Mhm. kažkokį meilės tiesiog, Taip. truputėlį daugiau. O reikia kasdienybėje tavo. Tai yra kažkokios praktikos, kurias tu gal darai, praktikuoji kiekvieną dieną, ar jos tiesiog prilipo, tau patinka labiau. Aš turiu jo keletą savo tokių, nu tai aš auros valymas čia aišku visi tikriausiai daro, kas praktikuoja, bet aš turiu tokį ritualą, nu tai namuose aš ten pasidarau prieš darbą, ten širdies atverimas stengiuosi, taip jau, kad nusiteik dienai, nes aš suprantu, kad su kokia emocija aš eisiu į darbą, nu, tiesiog mano noras yra padėti žmogui. Tai jeigu aš pati eisiu ten tokia pusiau, ne visai, tai nelabai bus tos pagalbos. Tai aš kažkaip labai atsakingai šitą dalyką žiūriu. Bet aš kai važiuoju mašina, aš visada deginu karmą. Tai va tos dienos ten su visais pacientais, kas susiję, kad ten visi gerai jaustųsi, su visais darbuotojais. Nu ir kažkaip visai atrodo, kad, nu, tai pakankamai sklandžiai viskas praeina. Tai šitos praktikos man labai patinka, tai karmos aš deginu jau ten daug, prideginu. Nes kiekvieną dieną, man atrodo, vis ta karma ten lenda. Tai jo, tai norisi, kad visi kuo komfortabiliau jaustųsi ir toj klinikoje, nu, kad nebūtų ten tos baimės ar kažkokių ten konfliktinių situacijų. Tai aš taip jau bandau tą padaryti, bet nu jo, ir čia yra toks, kaip sakant, vienas iš ritualų. O visa kita, tai pagal klausimus aš būna dirbu, tai ten ar kažkokios, nežinau, giminės karmos, ten tam tikri dalykai, tai skirtingai Mhm. priklauso. Pozicijų, šiaip, jeigu taip atvirai, nelabai darau. Man kažkaip rimtiniau yra gal tie visi kiti tokie susigražinimai, grįžimai į širdį, bet sensus aš galvoju, aš darbę darau visiems, nes Mhm. pasąmoningai, nesąmoningai, bet tokių, vat, jo, su pozicijos aš padarau, bet tikrai ne kasdien. Mhm. Su karminiu medžiu, čia deginimu, Taip. labai įdomu, nes man atrodo, aš kažkada net pas tave, kai buvau atėjusi, tu man irgi apie tai minėjai, tada Gintarė praeitame pokalbėje irgi minėjo kaip vieną iš tokių praktikų, kurias jinai daro, įdama liktai į darbą ar iš darbo. O aš pati tai nedalyvavau dar ne kartą karmos kursuose, tai va ir nežinau, bet vis mane persekioja. Nes šita praktika tikrai, jinai šiaip labai greita, bet, nu, efektyvi tikrai. Aktyvi. Tai kažkaip tokios ir tos situacijos įsisprendžia greičiau.
Nes aš tiesiog noriu, kad nebūtų tų situacijų. Tai tada aš bandau prieš daryti, bet aišku, jeigu būna, tai tada darai jau su situacija. O jeigu būna kažkokios sudėtingesnės, tai visada yra mokykla, galima parašyti, paprašyti, kad kažkas nu padėtų, tiesiog daugiau Mhm. prisidėtų. Nes nu yra buvę, aš esu prašius ir vat rasai esu rašius, kad ten tokios sudėtingesnės, tai kažkaip viskas ten išsisprendė. Ir ar pastebi, kad, tarkim, jeigu vieną dieną labiau, nu, įeini į tą būseną, galbūt ir ateini dirbti su pacientais, ateini į darbą tarp kolegų, kad tik tai sklandžiau viskas vyksta, o kita kažkaip gal ne Nu, taip. aš dabar kažkaip pastaruoju metu esu toj nu, va vakar nebuvau, bet vakar aš dirbau, žodžiu, Klaipėdoje ir ten nauja tokia klinika ir aš kažkaip galvoju, kad, nu, čia reikia kažkaip padirbėti su jie daugiau, tai aš turiu ten ką veikti. Tai va, bet šiaip jau Vilnius, tai manau visai, taip sakyčiau, nu, ramiai jau jautiesi, kai eini į darbą. Mhm. Tai tos situacijos kažkaip nusklandžiai viskas ten įsprendžia. Bet, nu taip, visko gali būti. Mhm. Ir dar, net pamiršau, iš tikrųjų turėjau kažkokį klausimą, gerą turėjau, bet dar grįšiu, prisiminsiu. Tu daug dirbi vis tiek su grožio sfera. Mhm. E, ir ar pasikeitė kažkiek tavo požiūris, ar keičiasi tavo požiūris į grožio standartus kažkokius, ar kaip tai turėtų atrodyti apskritai, nes, na, čia tokia plati tema ir turbūt daug diskutuojama, bet kai tu pradėjai daugiau domėtis, reikia dvasingumo apskritai. Tai su tuo grožiu, nu toks, sakykime, aš gal esu tuo klausimu šiek tiek kitą tokį požiūrį turiu, nes aišku, taip, jeigu mes ten moko ten kažkokius standartinius taškus, kur leisti, čia, kad taip ir taip būtų. Tai aš visada noriu, kad to žmogaus individualumą išlaikytumėm. Tiesiog, kad nu, būtų tas vadinamas amžėjimas, nu, bet jis būtų toks natūralus, sakykime, gražus. Bet ką aš pastebėjau, nu ir ką būna, mes tikrai jau ir su pacientais visada aptariam, nes nu, dauguma jau tikrai seniai lankosi, kad procedūros akių neuždega. Ta prasme, tikrai galima leisti, ką norit, daryti, ką norit, bet, nu, ta prasme, ne tame esmė. Ir kuo toliau aš to tą labiau matau, tai vat, turėtų būti derinys tų dalykų. Ten kažkokios, nu, vat, ar sakykime, ne, tikrai aš nesakau, kad čia visiems reikia dabar praktikuoti, bet, nu, gal kažkokį atrasti, nu, savo metodą nusiraminimui. Tiesiog, nes jeigu žmogus jaučiasi ramus ir toks, sakykime, laimingas, nu tas iš karto matosi, o Mhm. procedūros, nu jos to nepakeis niekada. Jos gali būti kaip priedas, bet tikrai ne kaip pagrindinis dalykas. Tai tikrai yra žmonių, kur mes, nu, sakom, kad gal ten ar kažką kitką geriau pasirinkti, nes žmonės dabar, nu, mes gyvenam labai tokiam fiziniam pasauliu ir tikrai labai tų daug klinikų, reklamų, ten grožio standartų, kaip aš turiu atrodyti, jeigu aš netaip atrodysiu, čia būsiu kažkoks netoks. Tai tikrai visiškai taip nėra. Nu, ta prasme, reikėtų gal pirmą labiau, nu čia aišku, kaip sako, vidinis grožis čia Mhm. svarbiausia. Nu taip, vidinis grožis yra labai svarbus ir jis yra svarbesnis, bet fizinis taip pat yra Mhm. svarbus. Tai čia galim sakyti, ką norim, nu, bet tas išorinis vis tiek atsispindi dažniausiai. Jeigu tu viduje gerai jausis, tai tu ir išorai viskas Mhm. čia bus gerai. Bet, nu taip, yra tokių, kur mano požiūris yra gal ne kardinaliai pasikeitęs, nes aš visą laiką taip galvodavau, bet dabar akivaizdžiai tiesiog tą matau. Mhm. Labai labai geras šitas priminimas, man taip patiko, kai pasakai, kad procedūros akių neuždega. Ir aš visiškai sutinku su tavimi, kad fizinis vis tiek yra svarbu ir palyti gal kažkas mūsų tinka. Ar čia apskritai tiesiog kas prisideda, kad tu jaustumės geriau. Bet dažniausiai juk ko mes ir norim, tai yra, kai paklausi, vad, aš norėčiau švitėti iš vidaus. Ir ta tokia būsena. Ir aš pati, vad, irgi turiu keletą, tikrai žinau keletą žmonių, kur, nu, jie man tokie gražūs ir jie tikrai netitinka jokių grožio standartų, bet aš į juos pažiūriu ir man, nu, man yra grožio idealai. E, bet, nes
nes jie yra ar tai savo rogėse, ar yra visiškai realizavę save, ar kažkur jie tiesiog dega iš vidaus. Ir Taip. ta rami būsena, ką mes ir pasiekėm, vat, nu, praktikuodami, rūpindamėsi savimi turbūt. Ir tai yra kažkas daugiau. Ir čia ir yra galbūt tas numeris vienas, ką mums reikia prisiminti, kad realiai viskas iš vidaus. Tas, Nu, ta prasme, tos procedūros turi būti su protu daromas. Tai neturi būti, kad čia dabar viską prisidaryti ir nežinau, ten, tai ne apie tai yra, bet taip mano ta, sakykime, specialybė, nu, turi tokio specifiškumo, bet tiesiog aš, ką mes čia visi ir žinom, mes pritraukiam paskui, nu, panašius žmonės. Tai jau tokių, sakykime, kur ten nori kažkokių netikėtų dalykų, nu, nelabai ir būna. Nu, visi ateina panašus, kurie supranta, kad tai yra, nu, ne kažkoks ten, nežinau, pagrindinis dalykas, bet tiesiog, kad aš geriau kažkiek ten jausčiausi. pastebėjai, kad pradėjai pritraukti gal kažkokius kitokius žmonės? Nes aš pati va dabar kažkaip pasakėjau ir galvoju, realiai aš pirmą kartą pas tave atėjau, tave rekomendavo kaimynė mano, visiškai nesureikia ir mes iš tikrųjų gal pirmą kartą, mes net nekalbėjom apie reikia ir paskui po to Bet gal dar kažkaip. nebuvo, reikia, ar buvo Aš, jau, aš aš net nežinau, nebežinau. bet kitą kartą aš atėjau ir tu kažkaip sakai, o aš liktai tave mačiau indiškos reikia mokyklos ar Instagram ar kažkur ir vat, pradėjom kalbėti, kad pasirodo taip. Mhm. Tai tiesiog galvoju, kiek čia tas toksai, Aš kur manau, kad sakai. tas labai veikia ir tikrai dabar visi pacientai, ką aš supratau, kad labai panašus. Ir jeigu pradedi, nu, va, tik kalbėti apie kažkokius čia, nu, ten praktikas, kažkokius dvasinius dalykus, visi yra apie tai. Nu, ta prasme, nors ir taip ir netrodo, nors ir iš Mhm, išorės atrodytų, kad ten siena ir tikrai visiškai žmogus kitoks, bet, nu, reiškia, pritraukiamas tas panašius žmonės. mhm, Labai jo pasikeitę yra, nežinau, man labai patinka mano pacientai. mhm. Toksai, bet, na tai gal tas karminis medis, aš tikiuosi, veikia. Čia labai jau reklamą visi daro tam Ta karmos. karminė medžiai. Taip. E, Aš, žinai, pati dažnai labai galvoju apie autentiškumą ir pat iš tikrųjų mes net ir šiandien ir vat, mokykloje kalbėjom šiek tiek apie tai, kad man pačiai yra, aš bandau, ar galvoju, Dovilė, nu kaip man būti labiau autentiška, nes aš žinau, aš noriu būti autentiška iš tos pusės, kad noriu būti savimi, žinai, ištransliuoti tai, kas aš esu, nes aš žinau, kad tik tai žmogus atras mane, nu, kaip radio kanalas, žinai, tiesiog jeigu aš tikrai vat, būsiu aš, tai ir jie žinos, kokį tą kanalą pasukti, kur mane rasti. Bet jeigu aš pati nesu pilnai aš, tai to kanalo, nes jeigu aš pati iš jo netransliuoju, tai ten manęs ir neras. Tai čia šiek tiek liejasi Bet tam reikia laiko, ta prasme, tą atrasti. Aš galvoju, kaip čia atrasti. Nu, aišku, mes visi vis tiek gal ten pagalvoja, kas ten kalba ar ne ir panašiai, bet gal kai tu jautiesi tikrai savo vietoje, nu, tau tos kalbos nebeveikia ir tu tiesiog veiki pagal pajautimą. Nes tikrai, nu, yra tų situacijų, kur aš dabar, kaip prisimenu, tai aš nesuprantu net, kaip aš išvažiuodavau tas praktikas ir atrodydavau ir tų pinigų ten gal nebūdavo. Bet, nu, jų atsirasdavo, va, toks atrodo, kai tu esi tikrai ir tiki tuo ir širdies darai, viskas susidėlioja. Mhm. O tas autentiškumas, nu, tai gal tiesiog nespaus savęs per daug, po truputį, nu, negalvot, kad taip, kad čia aš atsikelsiu rytoj ir dabar aš čia būsiu kažkoks. Mhm. Tai gal tai paprasčiau tiesiog žiūrėti. Tai. Labai, va, aš ir pati turėjau čia tokią situaciją prieš kelias dienas, kur galvoju, nu nežinau, kaip čia seksis, tik kelionę užsakinėjau ir galvoju, ar čia ilgiau pabūti tame Miami, ar trumpiau. Kažkaip dar pagalvoju, o reikia švituoklės paklausti, kiek procentų ir man rodo ilgiau ir aš gal pradėjau finansus jau dėlioti, galvoju, nu, bet čia kažkaip ilgiau, nakvynė brangiai Miami, kažkur taip labai pigiai irgi nenoriu gyventi. Bet parodė, kad reikia ilgiau, nugalvoju. Nu, Dovilė, tai paleisk. Man pasakė, aš turiu priimti, vadinasi, kažkaip susidėlios. Dar net ir draugai rašiau žinutę, galvoju.
Nu va, priimam kaip eksperimentą. Aš žinok dabar va tikiu, kažkaip susidėlio. Bet žinok ir susidėlioja, kiek yra buvę, bent jau mano atveju, nu visada susidėlioja. Nors ir atrodydavo, kad, nu, nežinau, kaip čia Mhm. bus, ką aš čia darysiu, bet vat, ir susidėlioja. Tai susidėlios ir tau. Karminis medis tikta. Irgi. Taip. Ir labai sakau kartais aš dažnai, kad mes, žinai, turim, nu, aš pati savo dažnai taip daug dalykų paaiškinu, kad tiesiog mes bandom įlysti į tą planą, kurį mums Dievas, kūrėjas, visata yra paruošęs, o mes jį bandom vis kišti kažkokius pagalius, žinai, ale aš žinau geriau, bet tai gal yra tas planas, nu, toks nerealus, o mes savo tais loginiais mąstymais ar... Bet mes matai jo, nes nesiklausom savęs. Nes visą laiką, kai nurimsta protas, tu žinai, ką tau daryti. O kai, nu, ta prasme, man dažnai irgi tai būna. Kai pradedi protiškai ten skaičiuot, galvot, kas čia, nu, nieks nesigauna niekada. Tai jeigu tik tai jau taip pagal čia paskaičiavimus, tai... O moteris apskritai viską jaučia. Nu, nu, čia visas viską jaučia. Tik reikia mums į tai sugrįžti, Tai va, išmokti. čia yra didysis, kaip sakant, meno dalis. Tai didysis klausimas. Turbūt. O tu pati, man atrodo, esi ir į Indiją važiavusi su Mhm. Reiki mokykla ir šiaip esi, man atrodo, ir seminaruose dalyvavusi. Kas yra įstrigę labiausiai, vat, iš Indijos gal kelionės? Šiaip Indija man apskritai labai gal patiko, bet dėl to, kad mes nekeliavome tas turistinės praktiškai vietas, tai tada gali tokį autentišką visiškai pamatyti pasaulį ir to žmonės. Bet daug gražių dalykų, nu, iš tokių gal fizinių, tai tiesiog, kad, nu, čia buvo irgi merginos, tai mes ir tuos sarius ten dėvėjom ir tada atrodo, kur ten kažkas biški ne taip, ten gal užsisegin, nes aišku, mes nelabai mokam, tai tos indės tave pasikviečia ten taip tyliai, sako, aš tau toj pataisysiu, nu, tai tas aišku labai žavu, nes, nu, čia toks gal, sakykim, bendrystė, nu, tas moteriškas toksai bendravimas, bet nu, ir pačios tos šventyklos, visi tie patirčių šiaip labai daug buvo, bet aš tokia gal esu bloga pasakotoja, nes aš dažniausiai, čia man ir su filmais tas pats būna, aš neatsimenu apie ką buvo, bet aš atsimenu, kaip aš jaučiausi. Tai va Mhm. tada man toks labai teigiamas tas momentas, tai aš tikrai norėčiau sugrįžti ir manęs čia visi vat klausia ir draugai, ar tu čia neįsigandai, tu čia man sakė grįši po savaitės. Ir aš sakydavau jam visada, kad Indija yra apie tai, kad priklausomai ko tu ieškai. Jeigu tu ieškai šiukšlyno, tai jį tu puikiai Mhm. pamatysi. Bet jeigu tu ieškai gilesnių dalykų, tu juos taip pat rasi. Tai čia viskas, kaip sakant, matančiojo akise, bet čia ne tik apie Indiją, čia apie viską. Norėjau tą patį pasakyti turbūt. Gal Indija Tai vat, ypač parodo taip, tai. tai Indija man tikrai labai įstrigo, nes aš ten važiavau jo ir po tėčio netekties, tai man gal įstrigo toks momentas, kai mes važiavom, žodžiu, man vieną dieną tiesiog ašaros pradėjo birėti ir aš supratau, kad aš paleidau tiesiog tėtį, bet aš verkiau ir negalėjau sustoti. Mhm. Nu ir toks atrodo, kur... Nes jo, šios emocijom aš jas truputį gal užspaudžiu, aš tokia gal neišsakau dalykų, bet emocijas mums reikia išmokti paleisti. Tai vat man gal tas toks buvo įstrigęs momentas. Bet šiaip kas nebuvo Indijoje, tai tikrai labai rekomenduoju, čia tokia, sakyčiau, gyvenimo kelionė ir visiems linkėčiau nuvažiuoti. Kažkodėl įkrito man šitie žodžiai, nors aš pati dar nesu buvusi, bet kelionė į save turbūt. Mm. Gal tiesiog esu girdėjus kitus sakant. Nes šiaip pati tai daug tikrai keliauji visur. Ir tos piligriminės kelionės, kuri čia ir buvo tokia, tai turbūt Mhm. jos labai skiriasi. Nu, vat viena iš tų, tada aš dar esu ėjusi tą Camino Santiago, ispanišką maršrutą, tai irgi labai verta, sakyčiau, tokių paieškų savęs. Mhm. Nes kitos kelionės, nu jos vis tiek yra kitokios, ta prasme, ten, e, bet čia irgi gera treniruotė, nes išmoksti būti tarp žmonių.
Nes toks kaip praktikuojantis pats gali būti savo fainas, bet vat, kai tave paleidžia į miestą, tai tada čia yra didžioji praktika išlikti tokiu medituotojui didžioji. Iš tikrųjų, va to ir norėjau paklausti, truputėlį balansas, kaip išlaikyti tai, nes nesinori kartu užsidaryti, žinai, irgi tiesiog vat, paimti šitas praktikas ir jas nusinešti į tą pasaulį, kuriame gyvenam. Bet kartu ir išlaikyti balansą kažkokį. Bet čia ir esminis dalykas yra, ta prasme, nu čia visi apie tai kalba, kad vienas tu medituot gali daugą, bet vat, Mhm. jeigu tau jau reikia būti kažkur tarp žmonių, viskas pasikeičia. Tai taip, čia viskas yra apie balansą. Bet, nu tai aišku, sunkiau yra būti tarp žmonių. Bet to mes čia ir atėjom pasimokyti. Aš nežinau, dar norėjau paklausti, ar čia turim kokių klausimų iš salėje esančių žmonių. Jeigu kažkas turi, tai parašykite į čatą, pamatysim, perskaitysim. O tai Aiste, kokius gal turi patarimų žmonėm, vat, kurie ar tai galvoja pradėti reiki, ar pradeda, ar eina tuo keliu, nežinau. Tiesiog gal kažką norisi pasakyti. Tai aš manau, kad viską reikia daryti pagal pajautimą, nes, nu, žinot, vienam yra reikia, kitam gal, nežinau, kažkokios kitos praktikos. Tai čia yra, kaip aš dabar, ką aš matau, tai viskas yra apie tą patį. Tiesiog tau reikia surasti, kas tuo metu tau labiau patinka. Tai čia visiškai nėra, galima nebūti prisirišus prie kažkokios praktikos. Aš atradau reikia, man artima tiesiog, aš atsakymų daug radau, tai aš čia tiesiog noriu būti, bet čia tikrai yra labai daug, kur galima, ta prasme, atrasti dalykus. Bet svarbiausia, gal aš galvoju, kad tam chaoso pasaulį nurimti, girdėti save ir jo, ir gal kartais tiesiog klausytis iš tikrųjų, ko nu tu nori, o ne ką tau sako, pavyzdžiui, daryti, nes dažniausiai gal, ką sako daryti, kitam atrodo teisingas sprendimas, bet, nu nežinau, gal tu ten iš vis nori kažko kito, gal tuo metu, o gal nieko nenori, ta prasme, tiesiog duot laiko savo. Ir nu, neskubėt gal kartais, kad čia dabar būtinai aš nersiu, čia medituosiu po 10 valandų per dieną, nu, nereikia taip daryti. Mhm. O kaip tu pati žinai, kad vat čia šneka Aistė, jau Nu, klausai aš savęs. tiesiog jaučiu. Aš gal, aš manau, kad čia daug dalykų būna. Ir balsas yra, jeigu tu, kai kalbi, nu jautiesi ramus, nu tai Mhm. reiškia, čia yra tikrai Aistė šneka. Bet jeigu aš pradedu, nežinau, ten, dabar nežinau, kokia čia situacija, kalbėti ir aš pati tuo abejoju ir netikiu, nu tai čia tikrai tada ne aš esu. Čia Mhm. mano gal kažkoks ego dalis. Bet čia, nu, paprasti dalykai, čia fizika viską išduoda. Jeigu Mhm. tu jautiesi ramus ir, nu, tu ten nenori niekam nieko įrodyti ir išaiškinti, ar parodyti, kad tu čia kažkoks kažką padarėjai, nu, tai čia viskas yra, manau, teisinga linkme einama. Mhm. Kažkodėl va dabar pagalvoju apie tai, ką sakei, kad duoti laiko savo irgi reikia. Ir pradžioje irgi minėjai, kad net nereikia, viskas užtrunka ir nereikia savęs spausti per daug. Tai čia taip pat ir aš kartais va pagalvoju, kad oi, noris ir tą atidirbti meditaciją, ir tą atidirbti, ir tą pasidaryti, bet tada suprantu, nu tai, come on, jų gyvenimas dar ilgas ir visur suspėsiu, o kažkur užbėgti, tai jau per daug ir nebeužbėgsiu Mhm. turbūt. Nu ir geriau išjausti, nes aš pradžioje irgi darydavau meditaciją, nežinau, po 5 ten per dieną ir tada tu šiaip Mhm. nebesupranti, ką tu ten darai. Nu, dabar esmė, tiesiog darimas dėl darimo, tai geriau taip, nu gal ir, nu aišku, pradžioje galima daryti ant tos disciplinos, išmoksti visą kitą, bet paskui, kai jau
gal daugiau praktikuoji, nu tu tiesiog jauti gal ko reikia, o aš gal pati, kai baigiau tą mediciną, tai mes jau ten tiek visko iškalę, kad man net kartais noris biški čia pailsėti ir ne per daug negalvoti. Vat, aš šiaip nemėgstu gal tokių dalykų, kad man, nu taip yra struktūra, ten reikia žinot, bet kad būtinai čia turi va tai va daryti, nes aš Mhm. galvoju, kad meditacija ir apskritai nu ten darbai ar kažkas, nu yra daug ir to tokio vidinio savo indėlio, tai tu gali kitaip daryti, čia yra, nu, gal ne improvizacija, bet tavo kažkoks, nu, tu įdedi savo Mhm. širdies dalį, Mhm. bet kad čia dabar visi turi vienodai kažką daryti, tai čia tikrai ne apie tai yra. Mhm. Ir kiekvienas, nu taip, atranda, kas jam tuo metu tinka. Gal vienu metu ten noris vieną praktiką, kitą kartą kitą, o gal apskritai noris pasėdėti ramiai ir tiesiog Mhm. pakvepuot, kas irgi yra labai puiku. Tai pasiklausyti tiesiog, ką norisi daryti. Mhm. Paleisti tą logiką, kur mes bandom viską kontroliuoti, Taip. išgalvoti, žinoti geriau, negu čia turėtų būti. Mhm. Man pačiai, va, irgi buvo čia neseniai, dabar, man atrodo, ir tu pati širdies atvėrimą atidirbinėjai ir kažkaip aš antrą pakopą baiginėjau ir mes gal buvo, norim daryti iššūkį tokį, kad 21 dieną su šituoklėm dirbti. Ir aš supratau, kad ne, aš noriu dabar pirmą ramiai pasibaigti širdies atvėrimą, bet pagrindė dėl to, kad man faina ir aš noriu enjoyinti, aš nenoriu paskui galvoti, kad oi, aš po šitą dar turėsiu daryti tą ir aną ir va tiesiog, nu gerai, dabar aš noriu mėgautis. Aišku, ne visą laiką gal ir gaunas ten tą valandą, žinai, medituoti ir pradėti galvoti, bet tiesiog paenjoyinti. Tai aš tai manau, kad tas svarbu, nes aš bent jau atsimenu visus savo atidirbimus. Nu, tai va, aišku, trečia pakopa yra 90 dienų. Tai ten, kaip po kiek ten tų valandų reikėdavo, ne, aš neatsimenu, po 2 ar po 3. Ir aš jau ten darau, tai kai aš baigiau, tai žinokit, aš iš vis nenorėjau medituoti gal mėnesį. Aš galvau, dabar aš pabūsiu tiesiog kažką kitką paveiksiu, bet paskui, kai tu nemedituoji, nu, tu jauti, kad tu kažkaip gal netaip jautiesi. Nu, bet reikia leisti ir savo taip pabūt, nu tai Mhm. ką, o dabar ar čia visi jau tokie, čia tai, nu, prasme, tiesiog, nu, nenoriu gal ir nedaryti. Bet taip yra situacijų, kur darant greičiau sprendžiasi dalykai. Bet, nu, čia aišku vėlgi yra, ar čia disciplinos kartais trūkumas, ar tiesiog, nu, tu nenori spręsti klausimo, tai pasąmoningai tu to nedarysi. Tai aišku, reikia ir kitą dalyką atskirti. Mhm. Nes darant, tik darant ir pasidaro. Mhm. Bet jeigu yra dienų gal kur biški sunkiau, tai yra, va, ir mokyklą galima paprašyti visada. Mhm. Apsireikšti, sakyti, aš noriu pagalbos. Ir visi čia padeda. Man buvo su šituo širdies atverimu, kad aš jaučiu, nu ne taip kažkas. Ir atrodo, lyg ta širdis, nu kažkoks blokas užsidėjus ir lyg tai neatsiveria. Nu, net, ir ta meditacija tokia kažkokia ne apie kažką. Ir Monika, man rodos, aš kažkaip užsiminiau, jinai sako, "O tai Dovilė, sako, negirdėjai apie sensus ar kažką tokio dalyko, tavo tau net neteko čia girdėti, čia nematai, kad čia mokykloje yra žmonių, kurie daro, tu nenorėtum, ne?" Taip juokais ir aš, va, nu, tikrai, ir nuėjau į sensą ir atrodo, žinok, kažkaip kartais pat ir tos išorinės gal pagalbos. Taip, ir labai padeda. Aš irgi vis ateinu karts nuo karto, tai man kažkaip susidėlioja jo dalykai. Nes paskui tu savęs, nu, nebematai, tau Mhm. atrodo, kad čia gal tu normaliam pasauliu gyveni, nors viduje jauti, kad, nu, kažkas blogai tiesiog. Mhm. Ir nesupranti, kas, bet va, senso metu viską galima pagelbėti, kad lengviau praeiti. Ir čia iš tikrųjų net ne vien reikia, ar tai kažkokios praktikos metu, čia apskritai gyvenime, vat netgi ir šiandien kalbėjom labiau, ar tai verslo metu, tu vis tiek nori kažkaip atrodo, kad išorinis žmogus ateitų, pažiūrėtų iš šono, nu, nes Taip. kuris nematęs, kaip jam atrodo, žinai, nes gauti tą tokią kažkokią kitokią perspektyvą, kas labai naudinga. Tai čia visame kame tas Nes mes galioja. gal pripratę, bent jau aš ką jaučiu, bet aš nežinau, kodėl man taip yra. Aš nenoriu dalinti savo problemam su kitais, nes man atrodo, kad ir kiti turi pilną problemų.
Ir man tada toksai atrodo, kad gal aš ir nevarginsiu kažko, Mhm. bet iš tikrųjų tas pasidalinimas jisai labai padeda. Ir gal tiesiog reikia pakeisti požiūrį, kad nu, tu čia nevargini, nes vienas žmogus pasidalina, kitas pasidalina. Tai tiesiog va taip ir gal ir abiem yra geriau iš tikrųjų. Mhm. Čia aš tikrai sutinku su šito, ar man atrodo, gal čia ir lietuviškas toksai, Nu, kad manau, ne, kad taip. ar moteriškas, net nežinau. Mhm. Aiste, ar yra dar kažkas, ko aš nepaklausiau, ko norėtum pasakyti? Galvoju, ką aš čia dar norėčiau pasakyti. Taip, klausau. Aš įsijungiu mikrofoną, kad ir įrašę gerai girdėt. Labas, Aiste, labas, Dovilė. Aš šiaip labai noriu išreikšti tavo, nežinau kaip čia vadinti, meilę, nes man tu tokia faina, tokia, esi labai tokia graži moteris, man tokia labai Vėl. parodanti, išlaikanti, aš tokia, sakydavau, kaip Anglijos karalienė, kokia iš karališkos šeimos, jeigu Aiste būtų, aš, ta prasme, sakyčiau, tikrai taip. Iš tos ir anos hercogystės ten viskas. Tai man toks klausimas tiesiog įdomus. Man labai įdomu, kaip žmonės kasdieną praktikuoja reikia, kaip įtraukia ir, pavyzdžiui, kokią rutiną turi, nes mano rutina visada kinta ir aš labai va tokia, nu, visokia pas mane jinai būna. Ir aš žinau, kad yra žmonių su labai tokia atkaklia rutina, griežta ir niekada nekintančia. Tai va kaip tu darai? Pavyzdžiui, elementariai, kada atsikeli, kada pamedituoji, tu visai ilgas darbo valandas turi ir spėjai pasportuoti. Ar dar spėjai ir pasigaminti namuose? Nu, būtiniai klausimai, ir kada nueini miegoti. Gali mums papasakoti tą galbūt netobulą dieną, bet realistiškai tobulą, nes, nu, ne visos jos Na, vienodos. šiaip tokia, sakykime, ačiū labai iš klausimą, tokia disciplinos tai turiu, nes aš žinau, kad aš kitaip, nu, nepadarysiu to, kas man svarbu. Tai aš šiaip sportuoju rytais, anksčiau eidavau 6 ryto, bet man paskui supratau, kad gal biški reikia dar pamiegoti. Tai dabar 7 ryto turiu treniruotės, tai dažniausiai 3 kartus per savaitę, bet kartais ir daugiau. Tai meditaciją stengiuosi daryti jau prieš sportą. Tai įvairiai būna, tai kokia, nu, šiaip kaip kada iš tikrųjų. Anksčiau keldavausi 5, dabar jaučiu, kad biški gal miego man reikia pamiegoti, tai šiek tiek vėliau, bet, sakykime, kokį prieš 6 tai tikrai atsikeliu, nu, tai bent jau pusvalandį savo stengiuosi skirti. Tai tada sportai, tada grįžtu, ten viską susiruošiu, nu ir tada visi darbai, aišku, keliauja. Tos praktikos pas mane irgi keičiasi aušinė. Aš dažniausiai dirbu, nu tai dabar, aišku, širdies atverimas, tai nu, ten prieš darbą jau minėjau, ką darau, bet nu, dar turiu tokį sąrašėlį, ką paskui norėsiu daryti. Bet aš gal nesu tokia, sakykime, pavyzdinga, kad aš ten visą laiką ten tas pačias darau, nes, nu, man toks pagal pajautimą, nes kartais jauti, kad, nu, tau tiesiog reikia vieno ar kito dalyko ir gal tu ten, jeigu darysi robotų tokį, nu, tau nebus to efekto. Tai, bet, nu, disciplina, jo, aš turiu gal tokią, o miegotai, nustengiuosi nueiti ten iki kokios 11. Tai yra pas mane tokių, nes jo, dirbam mes ilgai pakankamai bet kas man dar sureikia yra atradimas, kad aš, sakykime, ilgai dirbu, bet aš nepavargstu. Ir man tikrai yra taip sureikia, nes aš anksčiau labai pavargdavau, aš tiesiog grįždavau ir nieko nebegalėdavau daryti, o dabar atrodo, kad tu kažkaip tą energiją moki tiesiog, nu, išlaikyti, nes aš anksčiau dirbdavau už to energijos trūkumo, tai pas mane nebūdavo energijos, aš dar atiduodu ją, nu ir tada, aišku, tau ten prisikaupė ir, žodžiu, tu perdegi ir viskas to ir ten blogai būna. O po visų praktikų tu kažkaip netgi ir geriau jautiesi. Nu taip pavargsti ten kažkiek, bet nėra jau taip, kaip anksčiau būdavo. Tai va, gal ir atsakiau. Nežinau, dar kažką gal pridėti. Dar turim kokių klausimų? Tai tuomet Aiste, dar jeigu kažkas yra, tai last time gali. Tai, nu, aš gal su ta dermatologija dar pasakysiu tokį paskutinį, tai ką mes matom praktikiniai toj daly, kad
dermatologija labai yra susijusi su nervų sistema, dėl to, kad ten ir, sakykime, kai vystosi mūsų tie gemaliniai lapeliai embrionų laikotarpiu, tai oda ir nervų sistema vystosi iš to paties. Tai ta pati, vat, ką aš matau pacientuose, kad jeigu mes pradėtumėm ten ar kažkokias meditacijas, ar kvėpavimo praktikas daryti, tai aš manau, odos lygų greitai ir neliktų. Tai čia Wow. yra, sakykime, vienas, nu, arba bent jau jos nebūtų taip ryškiai jaunėjančios, nes čia akivaizdu yra, va, žmogus ateina, ten stresas kažkas, tai viskas pablogėja. Tai va tokį kombinuoti, tai aš ateityje norėčiau gal kažkaip derinti tą, bet šiai dienai galbūt aš nu dar nesu toje vietoje, kur aš galėčiau tą daryti, bet manau, kad būtų galima tiesiog pritaikyti ir tos pagalbos daugiau žmonėms suteikti, ne tik nu, tokios ilgalaikės ir kad išsispręstų tas nu, pagrindinė problema, kad nebūtų tik simptominis gydimas. Tai aš labiausiai noriu eiti į priežastį, bet aš dar iki galo nežinau, kaip čia tą padaryti, derinant tradicinę mediciną su netradicinė. Aš pati iš tikrųjų turėjau labai stresinę situaciją prieš kelis metus ir mane tai baisiai išbėrė. Tiesiog čia visur. Ir viską, dariau viską, atrodo, bet, ta prasme, kaip įvairios procedūros ir niekas man nepalydė. Bet čia visiškai buvo tikrai su nervais, nes kai situacija prasidėjo, mane nu, tikrai labai baisiai išbėrė. Ir tai tikrai tiesa, ką ir minėjai. Taip. Ir kitas man klausimas ir buvo, iš tikrųjų, kas toliau Aistai. Bet čia kažkiek yra. Ką aš toliau planuoju? Aha, ar tiesiog kas tavo... Aš nežinau. Aš dabar tiesiog labai tikiu, kad reikia derinti tą visą, čia kaip visi kalba apie holistinis ten gydimas, bet aš tuo akivaizdžiai tikiu. Tai aš netgi, nu, mane aišku domina visas Tibeto ten medicinos, aš visai norėčiau gal ir pasimokyti dar ką nors. Tik tai... praktikai, manau, tai būtų galima pridėti nu, pacientam naudos, bet aišku, kartu reikia ir pasiruošti, kad būsi nuteistas medikų bendruomenė. Tai tas yra, bet nu, jeigu tu tvirtai žinai, ko tu nori, bet kad kombinuoti galima, tai tikrai galima derinti. Tai aš gal labiausiai norėčiau tų dviejų tokių kombinacijų ateityje, aš nežinau, gal ir galima kažką ir dar giliau nerti. Tikrai galima, aš manau. Tai kad galima, tai galima, aš net nebejoju, tik tai reikia išsigryninti, kas čia labiau gal ir būtų artimiau. Kad švitėtų akis iš vidaus ir aplinkas, tas akis irgi puoštų. Taip. Tai Aiste, ačiū tau labai už šitą pokalbį, ačiū iš visus pasidalinimus. Ačiū labai. Ačiū Reiki. Ir kitų kartų. Ačiū labai.